Sveiki, čia Round fondas, viskas pagal Dievo žodį, finansai, valdymas, teisingas paskirstimas. Šiandien tema - pasaulio valdymo sistema, Dievo karalystės sistema. Pasistengsiu trumpai, greitai, aiškiai ir komentaruose parašysiu tos Biblijos eilutės, kurios šiandien mes aptarsim. Tai pasaulio sistema, kaip veikia pasaulio sistema? Pasaulio sistema, Jėzus sakė, čia ne mūsų zona. Ir pasaulio sistema turi savo kunigaikštį. Kunigaikštis turi savo dvasias, ne? Tai pas velnę yra mamonos dvasia, kuri valdo pasaulio gyventojų, pasaulio gyventojų arba ne pagal Dievo žodį gyvenančius žmonės. O Dievo karalystės sistema veikia visiškai kitaip. Dievas valdo, Dievas visko kūrėjas ir panašiai. Tai ką pasaulis sako mums? Pasaulis mums sako, kaupk ir saugok. Reiškia, atsidėk 10% ten ir taip toliau, visi finansų gūrų ir panašiai. Ekonomistai moko finansų valdymo ten ir panašiai pagal pasaulį. Ir šitas mokymas, jisai niekur neveda. Niekada neatsiras ramybės, niekada nebus gana. Mes su pinigais nenupirksim nei sveikatos, nei meilės, nei nieko, bet tokį apmulkinimą sugalvoja, žinai, ten saugumą ir panašiai, tai visiškai nesusiję su Dievo norais, Dievo karalystės principais, Dievo įsakymais ir tiesiog visas raštas pilnas 2084 eilutės, jeigu neklystu, vien apie finansus, jų valdymą. Tai netgi daugiau negu apie tikėjimą ir išgelbėjimą. Tai Dievas mums sako tiesiai šviesiai, sėkit ar nupjausit, sėkit ar nupjausit, ką pasėsi, tą ir nupjausit. Pasėsi pinigus, nupjausi pinigus, pasėsi meilę, nupjausi meilę. Žodžiu, viskas grįžta. Ką pasėjai, tą pjauni. Tai jeigu mes kalbam apie finansus, tai pasėjom finansus gavom. Ir pasaulis mus moko, kad ką tu uždirbai yra tavo ir tu galėsi daryti su jais, ką nori. Būsi įtakingas, jeigu tu jų daugiau sukaupsi, daugiau padarysi, daugiau uždirbsi ar panašiai. Bet Dievas sako, aš esu visko šeimininkas. Ir jeigu tu atsiduodi Dievui, priimi Jėzų savo širdį, seki Jėzum, tai tau nebelieka nieko kito, kaip tik priimti tai, kad viskas priklauso Dievui. Dievas viską sukūrė, mes Biblijai galim pasižiūrėti, paskaityti visą sukūrimo procesą. Kas buvo nuo pat pradžių, kaip buvo ir kaip visas tas pasaulis susikūrė. Reiškia, Dievas visą struktūrą turi nuo pat sukūrimo. Ir Biblijoje tiesiai šviesiai parašyta, viešpaties yra visa žemė ir viskas, kas joje. Tai kai mes priklausom Dievui, reiškia, mes tampam ne savininkai pinigų, bet mes tampam valdytojais. Tiesiog Dievo karalystėje mes jos valdom. Ir taip. Pasaulis sako, dirbk, kad turėtum. Reiškia, daug dirbsi, 2, 3, 4 darbus, turėsi daugiau ir panašiai. Bet Dievas sako, dirbk, kad galėtum duoti. Dirbk, kad galėtum duoti. Aš ilgą laiką negalėjau dirbti. Aš kažkokias eilutės susiradau Biblijoje, man velnas pribūdrino smegenis, kad jeigu dirbsi čia, kam tau dirbti, jeigu tau vis tiek reikia ten viską atiduoti. Bet kai subrendau, kai pradėjau giliau mąstyti, daugiau skaityti Dievo žodį, daugiau rasti eilučių, analizuoti visą finansinę sistemą, Dievo karalystės, finansinį tą prieaugį, sistemą, tai supratau kitką. Žinot, kai sėji nupjauni, duodi gauni. Ir kai prie tų eilučių, kad dirbk tam, kad galėtum pagelbėti kažkam,
pridedu, duok ir tau bus duota, aš suprantu, kad aš dirbu Dievui, jam viskas priklauso, aš esu valdytojas tiek, kiek aš gaunu ir aš duodamas pradedu laiminti save, nes Dievas pažadėjo, duok ir tau bus duota, duok prikimštą ir taip toliau, viskas čia surašyta. Ir ketvirtas toks saugumas, saugumas piniguose. Ir, kaip aš ir sakau, kad nenupirksi už pinigus sveikatos, nenupirksi laimės, meilės, neapsaugos pinigai tavo būsto, jeigu ateis stipri liūtis, nuplaus ten, nugriaus vėjas, plėš stogus ir panašiai. Dievas sutvarkys tą reikalą iki galo. Ir jokio saugumo, nebelieka. Aišku, yra ten draudimai kažkokie, ten vėl prifantazuota, pridaryta. Bet Dievas sako, pasitikėkit manim. Ir aš esu jūsų saugumas. Aš esu aprūpintojas. Tai yra labai stipru. Ne tu, net ne pinigai, ne dvasia mamonas, ne kažkas, bet pats Dievas. Suprantat, kokia aukštybė, kokia galybė, kokia čia yra labai galinga. Čia galingiausia, kas tik tais gali būti šitoj mažoj žemytėj, su visom galaktikom, su visais žvaigždynais ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas punktas Žemė čia yra, sakau, mūsų tik tiesiog išsigelbėjimo šansas kiekvienam iš mūsų. Ir kitą pasaulis, žinot, sako, moko, kad, kai turėsi, ten duosi daug brolių, seserų, taip sako, Dieve, jeigu tu mane palaimintum, aš ten galėčiau tą padaryti, galėčiau paaukoti, galėčiau pastatyti ten kažką, ten senelių namus, ten valgyklas seneliam, vargšam pagelbėti ir taip toliau. Ir čia pasaulis taip irgi moko, kad duosiu, kai turėsiu, dabar neturiu. Ten nori kažkas kažką tai paklausti, paprašyti, neturiu, Elgetas sėdi, prašo pinigų prie parduotuvės. Žmonės praeidinėja, eik dirbti, ten Elgetą ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai visiškai nedieviška ir Dievas mums sako, duok ir tau bus duota. Suprantat? Nesako, kad duosi, kai turėsi, sako, būk ištikimas mažame. Jeigu turi 10 eurų, duodi 1 eurą. Jeigu turi 100 eurų, duodi 10 eurų. Jeigu turi 1000 ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu turtingas krikščionis, matot, nėra jokio pavydo, reiškia, jis įsisavino Biblijos principus, jis eina su Dievu, dirba, yra Dievo iždininkas finansuose, tvarkosi teisingai finansuose ir jokių problemų nėra. Tai duok ir tau bus duota. Toliau apie fondą. Fondas plečiasi, jau pas mus yra 3 narystės paprastos ir yra 2 verslo narystės. Labai faina, kas jungiasi. Kas nori finansų valdymo mokytis giliau, gauti sertifikatą, turėti pažinčių ratą, turėti bendravimą su broliais seserim. Netgi žmona pasiūlė, kad pažinčių reikia atidaryti viduj pas mus platformoje grupė, kur galės kažkokie būti postai apie pažintis, apie santykius, kur galima bus dalintis informaciją, surasti galbūt vienas kitą. Bet pats pagrindas yra, kad mes išeitumėm iš tos pasaulinės sistemos ir priimtumėm Dievo valdymo principus, Dievo finansų pasidauginimo principus ir panašiai. Tai ten daug mokslo, sertifikatai, iš paprastų narių taps verslo nariais, taps coacheriais, apsimokys, išsimokys, gal jau yra kažkur veikiančių verslų, kur Dievo vaikai vadovauja šitiem verslam ir galbūt norėtų kažkokių kolektyvę įvesti taisyklių arba supažindinti su Dievo žodžiu. Daug tokių dalykų reikalingas Lietuvoje dvasinis vadovas, nes ateina žmonės, kurie nori priimti Jėzų Kristų ir jau čia nebe mano
specialybė, nebe mano, kaip pasakyti, šakelė nuo Jėzaus, kuri duoda vaisius. Ne visiškai aš galiu taip, aš nesu pastorius, aš esu tiesiog finansų ekspertas pagal Dievo žodį ir viską susidėliosim. Tai va, tai kas norit, galite jungtis per dvinarystas, kam Dievas įdeda į širdį, gali tiesiog paaukoti, pradėti aukoti, Dievas netgi ragina. Aš anksčiau fondas 5 metai ir vieną kartą buvo visiškai užsidaręs, kitą kartą tempėsi taip tokia guma. Dėl vienos tokios priežasties aš nemokėjau prašyti, aš negalėjau prašyti, aš geriau uždirbsiu, bet ką man prašyti, nes aš turiu kitus sugebėjimus. Ir Dievas išmokė, kad čia ne tau reikia ir ne Dievui reikia, čia jums patiems reikia ir mums patiems reikia. Aš pats einu dar tuo keliu, mokymuose, bet jau esu tame lygyje, kad galėčiau kažką ir pamokyti. Plius versle, iki korporacijų valdymo ir panašiai. Bet visa struktūra, viskas yra sudėliota taip, kaip Dievas mus moko Dievo žodyje. Laiminu visus iš viso širdies, būkite visi palaiminti, džiaugsme, finansuose, kad turėtumėt visada kažkur užsilikusi vieną kitą eurą paaukoti tiems, kam labiausiai reikia. Iki.